Kai prieš 3 mėnesius sportinių šokių čempionė Ieva Žilienė sužinojo, kad jo šokių partneris bus Merūnas Vitulskis, buvusi kolektyvo Žuvėdra šokėja pratrūko džiaugsmu. Iš tikrųjų, tai labai apsidžiaugiau. Man jisai pasirodė labai geras, protingas žmogus, kuris užsispyrė, siekė savo tikslo. Gerai žinomas Lietuvoje. Draugai irgi, kam pasakai, kad šoksi su Merūnu, tai iš karto sako, jisai labai fainas, labai gražiai dainuoja, bet turi biškį svorį. Bet dabar aš visiems sakau, pažiūrėkit, kaip jis atrodo. Jisai jau beveik lieknas, tai jeigu jisai šoks, jisai bus išvis lieknas. Tačiau nesvorio mesti Merūnas į šokius atėjo. Čia jis tam, kad nugalėtų vienintelę užsilikusią fobiją. Aš žiauriai bijodavau šokti. Ir kažkaip nusprendžiau, kad tikrai, galbūt reikia save sulaužyti savo vietą, nes daug baimių turėjau nuo vaikystės. Ir visko atsikračiau šitą, išskyrus šokio baimės. Mano žmona puikiai žino, kad jeigu vyksta balius, Merūnas niekada nešoka. Čia žmonai didelė šventė, manau, kad aš šoku, nes žino, kad dabar jau, tiesiog aš žinau, kad aš dabar jau po tų šokių aš nebepabėgsiu. Teks šok dabar su žmona. Nežinia, ar jau šoka Merūnas su žmona Erika ar ne, bet kad visą vasarą plušant parketo su Ieva, tai faktas. Jinai pati yra darbinis arklys, 7 metai Žuvėdros, čempionė, taip toliau, jinai profesionaliai yra gera. Sutampa mūsų charakteriai neblogai, gan tokia rami, šiek tiek man atrodo, kad jis liūdna. Ir kažkaip norisi viešai vis pakrūtinu, pajudinu, kad jinai atkustų, atsigautų ir kažkaip man kartais galvoju, gal šiek tiek nervuojasi, gal nesidžiaugia. Tai tikrai nėra taip, aš galbūt tokia esu iš savęs kartais liūdna, bet nes aš esu dvynys, tai kartais būnu liūdna, o kartais būnu labai linksma. Tai galbūt jis tą liūdnumą ne taip suprato. Tačiau Merūnas žadėjo, kad kol jis šoks, žiūrovams liūdna nebus. Jis asmeniškai pasistengs. Manau, kad šitas projektas turėtų būti išskirtinis. Vien tik dėl to, kad šoku aš jame. O bus tai žiauru, žinokit.